Kapinės viduryje miško daugeliui turėtų sukelti nejaukumo jausmą, tačiau miške pamatyti apleistą laidojimo rūsį tai dar nejaukiau. Vienas vyras, nusprendęs surasti senas kaimo kapines miške, nustebo, atradęs kai ką neįprasto. Nufotografavęs kelis kapus, ėjo toliau ir tikėjosi atrasti daugiau senų kapų, tačiau aptiko seną atvirą laidojimo rūsį, kuris atrodė gan neblogai išsilaikęs. Viduje nieko nebuvo matyti. Iškilo klausimas, kas kadaise buvo palaidotas šiame rūsyje. Jokio antkapio šalia neišliko. Kapinėse nustota laidoti beveik prieš 100 metų. Nežinoma, ar kažkas išplėšė laidojimo rūsį, tikėdamasis rasti kažką vertingo. Galbūt palaikai buvo perlaidoti kitur. Nuotykių ieškotojai nusprendė aplankyti apleistą koplyčią miške. Koplyčioje virvėmis jie nusileido į ten esančią kriptą. Radinys juos sukrėtė. Koplyčioje kažkada ilsėjosi daktaro Fischerio palaikai. Koplyčios savininkas Fischeris dirbo carinės armijos gydytoju ir išgarsėjo tuo, kad jam teko priimti į pasaulį ateinantį paties caro Nikolajaus II sosto įpėdinį. Peterburge gyvenęs daktaras netoliese buvo pasistatęs dvarą. Nusileidę į kriptą, pastebėjo, kad 11 laidojimo vietų buvo tuščios. 12 gulėjo nedidelis karstelis, jame ir aplink mėtėsi kaulai, tačiau kaukolės nebuvo. Iškilo klausimas, ar tai vienas iš daktaro Fischerio vaikų. Fischerio koplyčia, išniekinta ir išplėšta, buvo dar Pirmojo pasaulinio karo metais. Todėl Fischerio šeimos narių palaikų čia neturėtų būti. Tačiau kodėl karstas čia atsidūrė? Gal siekta nuslėpti vaiko mirtį? Kažkada vaikščiodamas miške netikėtai atradau kryžių, kuris mane suglumino. Pasidarė įdomu, kodėl jis čia pastatytas ir kokia jo istorija. Nusprendžiau dar kartą jį aplankyti. Bandant surasti kryžių, mane šokiravo. Tai, ką pamačiau, nemaža miško dalis iškirsta. Tačiau tai neturėtų stebinti, kad ir kaip gaila, jau seniai pastebėjau, kad Lietuvoje miškai yra sparčiai kertami. Iškirstas miškas ir lietus truputį apsunkino paieškas. Visgi pasiekiau savo kelionės tikslą. Kryžius pastatytas ant nedidelės kalvos 1927 metais. Perskaitęs užrašą, iš karto pagalvojau, kad čia kažkas palaidota. Pradėjau domėtis ir sužinojau daugiau faktų. Girdėjau, kad čia palaidotos maro aukos, o kryžius pastatytas tam, kad pagerbtų aukas. Keista tai, kad kryžius yra nuošalioje vietoje. Šiuo metu, norint iki jo nueiti, reikia brautis pro brūzgynus. Taip pat sužinojau, kad kažkada per mišką vedė kelias, kuris paskui tapo nebenaudojamas ir pamirštas. Išgirdau pasakojimų apie čia matomus vaiduoklius ir apie tai, kad žmonės vengia čia užklysti. Tačiau kol kas nesu linkęs tuo tikėti. Nors įsivaizduoju naktį čia klaidžioti ir ieškoti kryžiaus. Būtų gan šiurpoka. Kad ir kaip būtų, tai vienas iš keisčiausių dalykų, ką esu aptikęs miške. Ačiū, kad žiūrėjote ir jeigu patiko video, parašykite komentarą. Ir jeigu nepaspaudėt, paspauskite prenumeruoti.